laida Kultūros viražai. Su jumis sveikinasi laida Kultūros viražai. Šiandien svečiuose Šiaulių rajono savivaldybės Vytauto Vitkausko viešosios bibliotekos direktoriaus pavaduotojas Almantas Šlivinskas. Labadiena! Dažnai girdime, kad bibliotekos, kaip ir muziejai, archyvai yra atminties institucija. Kuo tai pasireiškia? Labadiena! Dažnai girdime, kad bibliotekos yra atminties institucijos, bet tai yra ne veltui, nes jos taip pat turi funkciją saugoti ir įprasminti, apskaityti ir populiarinti kiekvienos vietovės istoriją, jos atmintį. Todėl mūsų biblioteka taip pat ne tik tai savo kasdieniam darbe bibliografuoja kiekvieną informaciją apie tos vietovės gyvenimą, bet taip pat ir stengiamės kaupti tą istorinę atmintį apie kiekvieną vietovę. Jūsų biblioteka lapkričio 21 dieną Kurtuvėnuose organizuoja mokslinę konferenciją. Papasakokite, kam ji bus skirta. Ši konferencija būtų skirta Kurtuvėnų miestelio atminties įprasminimui, jo solidžiam maždaug 530 metų jubiliejui, kurio tiksli data iki šiol nežinoma, istoriniuose šaltiniuose jį pateikiama skirtingai. Todėl tikimės, kad konferencija vienas iš pirmųjų pranešimų būtų Jono Drungilo pranešimas apie Kurtuvėnų miestelio kilmę ir istorinę raidą nuo 15 iki 18 amžiaus, kuris ir atskleistų būtent tikslę to miestelio įkūrimo datą. Mes žinome, kad šis miestelis yra vienas iš seniausių šalyje. Jis garsėja ne tik sena išskirtinė dvaro istorija. Dvaro pastatai ne visi yra išlikę tik kai kurie iš jų, kiti sugriauti dar 20 amžiuje. Šis dvaras turėjo unikalią šildymo sistemą, krosnių koklių technologiją. Verslinė žuvivaiso sistema garsėjo visame Šiaulių krašte. Miestelyje dar 15 amžiuje buvo įsteigta bažnyčia, bet šalia to taip pat yra unikalus nematerialusis istorinis ir etinis paveldas. Tautosaka, kuri būdama pareibyje tarp Žemaitijos ir Aukštaitijos, turi labai įdomią išliekamą vertę. Deja, šis paveldas nėra iki šiol sistemingai apibendrintas. Iki šiol yra tik archeologės Birutės Salatkienės 88 puslapių knygelė. Ir visa kita medžiaga, nors ir daugybę vietų jį publikuota, bet ne iki galo dar apibendrinta. Miestelis daug kartų minėtas ir viduramžių rašytiniuose šaltiniuose, sukaupta daug ekspedicinės kraštotyrinės medžiagos, jos yra taip pat ir Lietuvos nacionalinėje bibliotekoje, Šiaulių aušros muziejuje, tačiau dalis šių šaltinių yra išblaškyta ir yra laikoma pas pavienius asmenius. Mes tikimės, kad konferencija padės šią problemą spręsti, tai padės susisteminti tą esančią medžiagą, apibendrinti, o paskiau ateityje kitąmet tikimės jos pagrindu parengti kolektyvinę monografiją. Tokios konferencijos ir sutelkia specialistus, būtent paveldo tyrinėtojus, kad tas sukauptas paveldas būtų ištyrinėtas, išanalizuotas, apibendrintas. Kokia tokios konferencijos išliekamoji vertė? Tokios konferencijos išliekamoji vertė atsiranda tada, kai ji yra publikuojama. Mes taip pat turime tikslą ir parengėme projektą Lietuvos kultūros tarybai, kad galėtume sekančiais metais publikuoti būtent šį visą sukauptą istorinį etinį paveldą. Mes tikimės parengti kolektyvinę monografiją, sutelkti tam tikslui maždaug apie 15-18 autorių ir su jų pagalba parengti apie 20 mokslinių straipsnių, kurie būtent ir apibūdintų tą visą sukauptą, išanalizuotą, susistemintą Kurtuvėnų miestelio istorinį etinį paveldą. Jis labai aktualus yra. Iki šiol tokių labai didelių tyrimų apie miestelio istoriją beveik nebuvo. Tyrimai ir daryti, tačiau ne visi iki galo yra puikiai publikuoti. Ir iki šiol to miestelio istorija yra skirta tik tai viena docentės Birutės Salatkienės išleista knygelė skirta Kurtuvėnų dvaro istorijai. Bet tačiau ji neapima viso miestelio istorinės raidos aspekto.
Ji yra tik 88 puslapio apimties ir žinoma, ji nesiekia kolektyvinės monografijos solidumo. Mūsų tikslas būtų kolektyvinė monografija, kuri apimtų tos vietovės įvairiapusiškumą. Ne vien tik tai per dvaro istoriją, ne vien tik per didikų veiklą, kurie dirbo tame dvare, kurie vykdė verslą, tačiau ir per etinį paveldą, per kraštovaizdį, per jų verslo sistemas ir įvairius kitus aspektus. Ar Šiaulių rajone yra daugiau tokių miestelių istorijai skirtų leidinių? Šiaulių rajonas turi keletą leidinių skirtų miestelių istorijam. Ypač žinome solidų dvitomį skirtą Gruzdžių miesteliui. Taip pat yra kolektyvinės monografijos skirtas Raudėnų, Šakynos istorijai. Deja, tokių leidinių galėtų būti ir daugiau. Ir tikimės, kad šis Kurtuvėnų kolektyvinės monografijos parengimas praturtintų miestelio istoriją dar vienu solidžiu paveldo tyrinėjimu. Kas dalyvaus ir kas skaitys pranešimus jūsų organizuojamoje mokslinėje konferencijoje? Mūsų numatomoje mokslinėje konferencijoje lapkričio 21 dieną kviečiame, kad pranešimus skaitytų Lietuvos istorijos instituto mokslininkas dr. Jonas Drungilas, Vilniaus universiteto istorijos fakulteto profesorė dr. Rita Regina Trimonienė, kuris skaitys apie Nagurskių valdymo epochą 18 amžiuje. Dr. Gabrielė Jasiūnienė taip pat tyrinėtų Kurtuvėnų dvaro šeimininkų heraldikos paveldą. Doktorantė Jūratė Paškonytė pateiktų du pranešimus konferencijai. Vienas būtų apie Kurtuvėnų miestelio ir dvaro sodybos formavimąsi ir transformacijas nuo 15 iki 20 amžiaus. Kitas pranešimas būtų apie Kurtuvėnų dvaro pastatų apšildymo raidą. Krosnių koklių unikalumas nuo 15 iki 20 amžiaus. Kraštotyrininkė Audronė Kiršinaitė pateiktų pranešimą apie Kurtuvėnų miestelio 20 amžiaus pirmos pusės publikacijas, temų ir autorių apžvalgą. Tai būtų toks bibliografinis istorinis tyrimas. O rengiamoje paskiau mokslinėje monografijoje jį pateiktų dar keletą straipsnių. Tai būtų apie 19-20 amžiaus miestelio vardų raidą. Kitas pranešimas dar būtų apie iš to miestelio kilusį kalbininką, medicinos gydytoją, pasiekus net generolo laipsnį Jonas Pudulį. Mums konferencijoje labai talkina ir Žemaitijos saugomų teritorijų direkcija. Ir tos direkcijos skyriaus vedėjas Ramančionis pateiktų pranešimą apie Kurtuvėnų kraštovaizdį ir jo raidą. Jo kolega Vidmantas Lopeta pateiktų pranešimą apie tvenkininę žuvininkystę Kurtuvėnuose ir jos svarbą Šiaulių kraštui. O paskiau dar numatomame monografijoje jis pateiktų dar kitą straipsnį apie kalendorinius papročius užgavėnių tradicijas Kurtuvėnų krašte. Taip pat vietinio kulinarinio paveldo tyrinėtoja Ramunė Mikėnienė pateiks pranešimą Kurtuvėnų krašto kulinarinį paveldą. Aurelija Kniurienė patiks pranešimą apie etnografinio ansamblio Kurtuovė 50 metų veiklos apžvalgą. Muziejininkai Jonas Kiriliauskas pateiks pranešimą apie Kurtuvėnų miestelio kultūros įstaigų veiklą pagal apylinkės vykdomo komiteto dokumentus 20 amžiaus 70-metyje, o jo kolega Laurynas Giedrimas pateiks pranešimą apie Kurtuvėnų katalikų klebonijos ir parapijos raidą 19 amžiaus pirmoje pusėje. Taip pat gana platus spektras pranešėjų, kurie apimtų gana platų spektrą ir Kurtuvėnų miestelio paveldo. Tačiau tikimės, kad čia tai dar ne viskas. Esame numatę ir jau apkalbėję su kai kuriais autoriais, kurie rengiamai monografijai pateiks dar daugiau straipsnių. Nes labai norėtųsi dar būtų atskleistas tyrinėjimas ir apie 19 amžiaus gyvavusių didikų pleterių veiklą. Jie buvo labai garsus šiame krašte. Ir prašau priminkite, kur ir kada ši konferencija vyks. Konferencija numatoma lapkričio 21 dieną, 10 val. Kurtuvėnuose. Dubysos aukštupio mokyklos Kurtuvėnų skyriaus salėje, adresu Višinskio gatvė 1A.
Kurtuvėnai ir kviečiame į ją visus besidominčius tiek istoriją, tiek miestelio paveldo įamžinimu. Už kultūros viražus dėkoju direktoriaus pavaduotojui Almantui Šlivinskui. Visiems linkiu gero laiko su knyga arba apsilankius bibliotekoje. O atsisveikindama klausytojams primenu, kad laidos Kultūros viražai klausyti kviečiame kiekvieną trečiadienį 19 val. Ir sekmadienį 14 val. Iki susitikimo po savaitės. Radijo laida Kultūros viražai.